Labas tau. Būsiu dėkinga tau už tavo feedbacką, už komentarą, už žinutę, žodžiu, už bet kokį feedbacką, už laikus, už pasidalinimus ir visą kitą. Taigi, padarysiu tokį video, kas įvyks, ko tu nesitikė ir nežinai ir kas įvyks. Ta prasme, kas vis tiek įvyks. Tai va bus 3 variantai. Ir pažiūrėkim pirmą variantą. Čia jau kažkas suplanuota, kažkokie planai, kažkoks ėjimas į priekį, kažkoks planas darbo, jausmų, kelionė gali būti susijęs jau su kažkuo, tai žodžiu, bet koks planas, kokį jūs beturit, gali būti netgi jau ir verslo planas, kur jau jūs, tarkim, judat po truputėlį į priekį su juo, jau tokie pirmieji žingsneliai, galbūt jeigu kažką esat sugalvojus ar sugalvojęs daryti, tai jau žiūrit į priekį su savo planais, tai vat vis tiek tai įvyks, nors jūs ir nesitikit. Ir dabar konkrečiai pažiūrėkim. Pažiūrėkim konkrečiai, kortos laksto, nori kalbėti pačios. Pažiūrėkim konkrečiai, su kuo čia gali būti susiję, kas per planas. Na, matau, žinot, užstrigimą būtent. Planas yra, planai yra, jų ir tarsi yra, ir sugalvota viskas, jau sugalvojot tai daryti, jau kaip ir suplanavot ir patys pirmieji žingsneliai, bet problema yra ta, kad užstrigot su tuo ir galvojat, kaip čia dabar toliau viską padaryti ir būtent tas juda mintise. Bet jūs turit žinoti, kad jeigu tai yra, man vėlgi kortos konkrečiai nerodo, su kuo čia gali būti susiję, man tik tai rodo, kad yra netgi šiaip apskritai man kortos rodo kol kas, tai rodo netgi, kad yra ir tokių fizinių nežinomųjų, kur iš tikrųjų ir prisigalvojus galbūt esat visokiausių nesąmonių ir galvojat, kaip čia dabar ką padaryti, jausmų yra tikrai begalės ir ta prasme galvojat, kad jūs ar sugebėsit tai padaryti. Ir yra kažkokie fiziniai dalykai, kurių jūs nežinot, kaip jums padaryti, tai jūs galvojat, kieno čia jums reikėtų paklausti ir kaip čia jums dabar tą savo planą įgyvendinti. O dabar pažiūrėkim. Bet esmė yra tame, kad čia toks jau gali būti susiję netgi ir su... Čia toks gali būti susijęs netgi su apsėdimas toks. Žodžiu, kad mintis neišeinanti iš galvos ir taip jūs apsėdusi, jeigu mes galim taip pavadinti ir pasakyti, kad žodžiu neišeinanti iš galvos ir vis kirbanti mintise, kaip čia jums ir ką reikėtų padaryti ir kaip čia ką reikėtų netgi, vat, rodo kortą, neteisėtų būdų apeiti, kad vis tiek tą savo planą įgyvendinti. Nukrito kortą, tai sukrikždėsiu biškutį. Man nežinau, kažkodėl labai kortos krenta. Tiesiog, pačią sakau, nori kalbėti ir krenta. Tai va.
Tai žodžiu toks judėjimas į priekį, bet man kortos sako, kad jūs viską turit, visus reikalingus įrankius turit ir jūs tikrai gyvendinsit visus savo planus. Ir jums atneš tai džiaugsmą ir pilnatvę. Ir man netgi įsimaišiusi dar vieną mago kortą rodo, kad jūs tikrai padarysit, jūs puikiai mokat viską kontroliuoti ir viską daryti. Ir jūsų laukia materialinė gerovė ties tuo ir netgi 2 aštuntukai. Aštuntukas vėlgi yra mago korta. Tai rodo, tai vat aštuntukas irgi yra kaip ir mago korta, tai yra begalybės korta, kai žmogus ima ir daro ir viskas jam sekas ir jis tikrai juda į priekį ir planuoja ir ne tik tai planuoja. Ir čia kortos rodo jų netgi tokį, jeigu jūs dirbsit nuosekliai ir jūs tikrai viską padarysit ir jūs tikrai pasieksit tai, ką jūs norit pasiekti, nes jūs turit pasirinkimą. Ir man konkrečiai vis tiek kažkodėl šitos kortos nerodo, kas tai gali būti. Tai pasimsiu kitas kortas. Nesako, kad jūs turit labai daug pasirinkimų. Ta prasme, gyvenimas yra pilnas galimybių ir kokią galimybę jūs beimtumėt, jauti už ragų, tai jūs ir įgyvendinsit bet kokiu atveju, nes jūs esate tas žmogus, kuris esat, ta prasme, savo gyvenimo kalvis ir jūs puikiai mokat susitvarkyti ir su savo mintim, ir su savo energija, ir su judėjimu, ir žodžiu, ir su resursais, kur reikia pataupyti, kur reikia pagalvoti, kur reikia eiti ir daryti, kur reikia sustoti ir džiaugtis. Ir va taip pat. Tai jūs puikiausiai viską sugebat padaryti, tai tiesiog nesusikoncentruokite ties dalykais, ties dalykais, kur jūs nežinote ir eikit ir darykit ir žodžiu klauskit aplinkui žmonių, tiesiog nebijokit klausti ir visus atsakymus gausit, kurie jums bus reikalingi. Tai va, rodė konkrečiai, kas čia. Na, man dabar jau pradeda rodyti santykius. Tai būtų santykiai, kuriuose jūs nematot pakankamai aistros, kur ir nebūtų pakankamai aistros ir nebūtų pakankamai, tarsi ir žmogus nebūtų tas, kurio jūs norėtumėt, kad jisai būtų. Nes jūs patikrentat kaip Queen of Cups, tai moteris, kuri būtų vandens ženklas, skorpionas, vėžys ir žuvis. Tai šitos moterys yra pakankamai emocingos, empatiškos ir tokios be galo mylinčios, be galo reikalingi joms prisilietimai. Tokios, žodžiu, emocingos ir visur besivadovaujančios emocijom ir joms reikalinga emocija. Tai į jūs eina žmogus mylintis žmogus ir tas žmogus būtų lygiai taip pat jūsų energijų, bet esmė yra tame, kad jisai yra jaunesnis ir jūs nelabai matot, galbūt ir aistros trūksta, jūs nematot ir santykio su juo. Ir jūs pati nelabai norit judėti ties tuo, kadangi jūs nematot jo kaip tokio brandaus vyro ir galbūt jūs netgi čia yra kažkokios tai finansinės problemos. Šitas žmogus nėra visiškai galbūt stabiliai finansiškai, nors jisai labai norėtų judėti
link jūsų ir jisai labai norėtų eiti į priekį. Tai čia parodyk daugiau šitą vyrą, ką reiškia Five of Swords. Tai va, žmogaus nebrandumas yra pagrindinė problema čionais būtų ir man krenta pagrindė tik tai jausmų kortos. Tai čia jūs jau kaip ir šiaip patys tokie kaip ir susitikimų etapai, žmonės kartu tikrai negyvena, bet gali būti susitikimų tokiam etape. Jūs matot, kad žmogui trūksta disciplinos ir jūs norit visiškai kito vyro savo gyvenime, galbūt netgi gali būti, kad jūs pati esat susituokus ir jūs esat tokiam ryšy, kur vyras gali būti susituokęs irgi. Ir jūs turit arba meilužį, arba jūs esat susituokus ir tik tai vyras yra susituokęs ir jūs esat meilužė. Tai va, tai tokia situacija, kaip viskas baigsis. Noriu pasakyti, kad jeigu jūs esat susituokusi ir vyras yra susituokęs ir jeigu jūs norėtumėt, kad tas vyras išsiskirtų, tai jisai tikrai nesiskirs, o kitu atveju jeigu būtų taip, kad tarkim jūs esat laisva, o vyras yra susituokęs ir jūs turit netgi kelis kandidatus, tai žinokit tokį dalyką, kad jeigu jums patinka būtent šitas susituokęs vyras ir jūs turit kelis kandidatus, bet jūs norit būtent šito vyro, tai jisai irgi neišsituoks, neišeis iš santuokos. Nes jam būtų tai per sunku padaryti. Kodėl jam būtų per sunku padaryti tai? Kodėl jam būtų per sunku padaryti? Nes jisai jūs mato tik tai kaip tokią nenuolatinę moterį, tokią, kuri nežinau netgi kaip gražiai įsireikšti. Žodžiu, jisai mato pas jūs ateina, išeina ir jam taip yra gerai. Jūs esate ta seksuali moteris, kuri jam yra patogi. Kuriam yra patogi ir kur jisai gali tiesiog praleisti puikiai laiką su jumis. Bet noriu jums pasakyti, kad jūs nesusikoncentruokit su tuo vyru, ties tuo vyru, nes aplinkui jūs yra tikrai netgi keli kandidatai ir aš manau, kad jeigu jūs nematot kol kas būtent, jeigu jūs nematot būtent kažkokio jaunesnio vyro savo gyvenime, tai tikrai jisai artimiausiu metu pas jūs ateis, jisai ateis su meilės žinia ir jisai tikrai norės su jumis būti, jisai pasiruošęs yra judėti, eiti į priekį ir jūs užkariauti, bet dėl kažkokių priežasčių jūs pati nematot jo jūsų gyvenime. Ir tai gali būti būtent dėl finansinės materialinės gerovės ir jūs galvojat, kad jisai nėra rimtas kandidatas. O dabar pažiūrėkime, ar jisai yra rimtas kandidatas. Pasimsiu tas kortas kažkaip. Pasimsiu tas. Kitų norėjau, bet pasimsiu tas. Ar jisai yra rimtas kandidatas?
Ar jisai... Taip, jisai yra rimtas kandidatas ir žinoma, ne iš karto, iš pat pradžių santykiai gali prasidėti tokie kaip ir seksualiniai santykiai, bet santykiai, jeigu jūs palaipsniui po trupučiuką moteriškai eisit su šituo žmogumi į priekį, jokių būdų ne su kokiais negražiais, grubiais gestais, tai santykiai išsivystyti gali netgi iki gyvenimo kartu. Santuokos nematau, bet viskas eis labai palengva ir pamažu, bet jisai tikisi seksualinių santykių iš jūsų. Tai tiesiog taip ir jūs ateityje galit netgi susituokti. Ir va, tai jūsų ateitis su šituo žmogum. Toliau. Jūsų gyvenime yra netgi keli kandidatai, jeigu jūs nesat susituokus, nes man čia rodo kaip ir santuoka. Tai va, tai kas toliau su šituo vyru? Čia yra jūsų norėtų dar grįžti vyras, su kuriuo yra pasibaigę santykiai, galbūt netgi buvo oficialios skyrybos su juo, kur jau viskas yra užrišta ir viskas yra pabaigta. Jeigu tai nebuvo, jeigu jūs nesat buvus, tarkim, santuokoje ir nėra buvę skyrybų, tai jisai bet kokiu atveju kažkaip jūs pažįsta ir kažkaip jūs esat buvę išsiskyrę. Jeigu jūs negyvenot kartu, bet man čia rodo tokį žmogų, su kuriuo jau yra buvę kažkokie konfliktai, kažkokie užbaigimai ir kažkokie tai nutraukimai bendravimo. Tai tas vyras vis dar jūs myli ir jisai norėtų grįžti pas jūs ir parašyti jums žinutę, bet jisai bando išlikti stipriu. Ir šitas vyras, taip, jisai yra iš praeities ir man dabar konkrečiai rodo ir gali būti praeityje, jūs turėjot netgi santuoką su juo. Tai pasibaigė viskas labai labai negražiai. Tai pasibaigė viskas jo naudai ir jūs pati jį tarsi palikot. Tai taip. Tokia žinia, bet jisai labai norėtų irgi grįžti ir jisai vis dar galvoja apie jūs. Jisai nejuda, judėjimas yra labai toks lėtas. Tai žodžiu, judėjimas yra labai labai lėtas jo ir jisai labai daug galvoja, nes jisai lygiai taip pat yra įskaudintas ir jisai puikiai žino, kad jisai labai negražiai pasielgė ir su jumis kažkurioje vietoje, nežinau, ką jisai čia yra padaręs. Kortos man konkrečiai nerodo. Čia gali būti, kad jisai, žodžiu, nepasirinko jūsų arba išdavystę, arba kažką tokio. Galėjo kažkokia išdavystė būti, nebūtinai išdavystė, būtent nebūtinai treti asmenys santykiuose turi būti, kad įvyktų išdavystė. Išdavystė gali būti visokia, ką jisai padarė. Tai čia kažkokia materialinė išdavystė. Taip, čia būtent kažkokie dalykai su finansais susiję, kur jisai pasielgė labai negražiai su finansais arba apskritai turėjo kažkokių tai finansinių dalykų, kurių jūs nežinot ir kur apskritai sudėtinga situacija. Kažkokių finansinių machinacijų netgi gali būti. Kur jūs, kai sužinojot, tai žodžiu. Taip, tai gali būti čia su kažkokiais finansiniais dalykais susiję ir taip. Tai va, gali būti taip, kad jūs paliko,
būtent labai sudėtingoje finansinėje situacijoje ir jisai puikiai žino, ką jisai padarė ir todėl jisai norėtų grįžti, bet jisai negali grįžti, nes tiesiog žino, kad jūs neisit ir į kalbą su juo. Tai va. Tai jeigu jūs šito pasirinkimo tarp šitų partnerių kol kas neturit, tai žinokit, jūs turėsit, jūsų gyvenime gali būti netgi 1, 2, 3, 4 žmonės susidomėję, nežinau, kiek jums tai yra pretendentai į jūsų gyvenimą, į jūsų širdį, bet Knight of Pentacles. Šitas Knight of Pentacles, būtent jaunas, gali būti jaunesnių energijų vaikinas, kuris gali ateiti į jūsų gyvenimą artimiausių metų lygiai taip pat. Toksai vaikinas, gan brandžių energijų, jisai visiškai, jūs jo kol kas nepažįstat, bet gali būti, kad jūs jį pažinsit. Aš galiu pasakyti, koks šis laikotarpis. Na, tarkim, 3 dienos, 3 savaitės, 3 mėnesiai, nesakau, kad 3 metai, nes čia man rodo ilgesnį laikotarpį. Taigi. Tai čia būtų kaip ir dabartinis tas laikotarpis, toksai, sakyčiau, 3-6 mėnesių laikotarpį. Jisai gali ateiti pas jūs ir jisai ateis, tikrai labai bus žmogus, kuris degs aistra, norės pradžiuginti jūs, norės nustebinti jūs, bus pakankamai romantiškas žmogus, gali turėti verslą, nes apskritai šitie vaikinai būtent jie yra tokie labai lėtai judantis, ta prasme, jeigu jūs, tarkim, eisit į pasimatymą su tokiu žmogum, tai ten gali pirmą jisai išsiaiškinti, kokia jūs, ar jūs stabili, ar jūsų materialinė situacija stabili, ar jūs pati stabili, nes jam labai svarbu būtent šitam vaikinui stabilumas ir materialumas, ir jisai labai žiūri, nori ir savo moteriai suteikti būtent materialinę stabilią situaciją. Čia vaikinas yra jaunas, jisai nėra dar taip uždirbęs tokių didelių resursų ir jisai galbūt neturės jums tenais pasiūlyti, nežinau, kalno, ten namo ant kalno ar namo ant jūros, bet gali jisai turėti, tarkim, kokį nors nuomojamą butą, kuriame jisai gyvens. Gali būti, kad jisai, tarkim, bus nusipirkęs savo butą ir šitas butas bus kredite, žodžiu, toks stabilumas, gali būti kažkokių tai niuansų ir jo gyvenime, bet lygiai taip pat gali būti, kad ir jisai su laiku taps tuo vyru, kuris tikrai uždirbs, jie labai puikiai moka valdyti pinigus. Ir jie puikiai labai moka susitvarkyti su pinigais. Tai vat, tai gali būti visiškai ne jūsų planai. Aš noriu pasakyti, kad tai gali būti kitų žmonių, vat būtent šitų 3 ar 4 vyrų, kiek aš čia paminėjau, planai būtent į jūs. Tai vat, tokia situacija. Pirmam variantui. Labai įdomi situacija, labai įdomus kortų kritimas ir labai apskritai kortos įdomiai kalba, skirtingos kortos skirtingai kalba. Tai vat. Tai taip. Eisim prie antro varianto. Tai antras variantas, iš karto be kalbų prie darbų. O,
Antras variantas iš karto žmogus, kuris jau yra kažkokiose labai didelėse problemose, gali būti susijęs su apskritai su kažkokiom priklausomybėm, tokiom meilės priklausomybėm, jeigu, tarkim, esat kažką pamilus, gali būti skolos, kur esat pririšta ir, tarkim, negalit keisti savo gyvenimo, gali būti alkoholis, kur bandot išeiti ir negalit išeiti. Tai gali būti įvairiausi dalykai, visos priklausomybės, kurios yra susijusios su priklausomybėm šioje situacijoje. Lygiai taip pat gali būti persivalgymai, persigėrimai, nežinau, emociniai visokie protrukiai, su kuriais bandot susitvarkyti, visokios depresinės pavasarinės nuotaikos ir taip toliau. O dabar konkrečiai, ką sako Devil? Tai va, man iš karto rodo, kad čia yra būtent taip, čia yra sugriuvę santykiai, ir kažkokie dalykai, kur jūs sužinojot ir jums beprotiškai dabar skauda širdį, beprotiškai jūs esat tokioj situacijoje ir nežinioj, jūs nežinot, ką daryti ir santykiai buvo tokiuose pirmuose etapuose. Tai nebuvo kažkokie santykiai, kur, tarkim, jūs buvot jau ilgalaikiuose santykiuose. Jeigu jūs, tarkim, buvot ilgalaikiuose santykiuose, tai yra ne jūsų variantas. Ir jūs esat būtent užstrigus tame praradime. Ir ką noriu pasakyti, kad jeigu jūs ir išėjot iš santykių ir būtent santykiai sugriuvo, tai jie nesugriuvo, nėra tenais tokios didžiulės griūties, kad, tarkim, jums jau viskas ten skyrybos ir panašiai. Tai ne, čia irgi ne tas variantas, čia yra tas variantas, kai žmonės yra pagrindiniuose tokiuose pradiniuose etapuose, tik tai susitikinėjimo etape santykiai sugriūna ir žmogus kažką tai sužino apie kitą žmogų, kur jisai pamato tą žmogų visiškai kitokiom spalvom ir tada užstringa toj savo mintyse ir vis perkrato situaciją, kaip tenais turėtų būti, jeigu turėtų būti. Ir ką jisai padarė, ir ką jisai galėjo padaryti geriau, ir kaip turėtų būti. Ir man dabar jau rodo vyrą, tai čia gali būti pats ir vyras, kuris yra ugnies energijų, ugnies lazdų vyras. Arba čia gali būti moteris, kuri būtent buvo su vyru ugnies energijų ir jinai užbaigė santykius būtent dėl tos priežasties su šituo vyru, kadangi arba jis, ta prasme, ne taip. Žodžiu, noriu pasakyti, kad gali būti ir moteris šituose sužinojusi ten tą situaciją kažkokią tai, kur buvo pirmieji etapai ir jai dabar tikrai labai skauda širdį ir jinai tokia užstrigus tokiam abejonių, tokiam, nežinau, netgi tokioj, kaip čia, nežinau, išreikšti teisingai, nežinau, ar suprasti teisingai, tai mirusioj tokioj situacijoje, kai žodžiu palieka ją vyras ir jinai kažką tai sužino, dėl ko jisai ją paliko. Ir va ta situacija tokia, kai va santykiai sugriūna ir skauda, būtent dėl tos priežasties, daug minčių, daug visokių dalykų. Ir gali būti lygiai taip pat ir vyras pats, jeigu tai yra vyrukas, žiūrės antrą variantą,
Tai gali būti, kad jūs kažką tai sužinojot apie savo vyresnį vyrą, apie vyresnį žmogų, dėdę, gali būti kažkokį tai, ar tai yra šeimos narys. Ar tai yra šeimos narys, King of Swords. Yes. Ne, tikrai. Čia labiau būtų, jeigu jūs esat vyras, tai čia labiau būtų, žinot, su darbu susiję reikalai. Su darbu susiję reikalai ir jūs sužinot apie tą būtent kitą vyrą, apie jo būtent finansinę sveikatą. Ir jums tai tarsi finansinė sveikata, sakau, apskritai sveikata, kad kolega kažkoks tai, kur sužinot, kad jisai turi būtent sveikatos problemų, arba sužinot, kad šitas vyras turi būtent arba sužinot, kad šitas vyras turi kelias moteris, bet dėl kokių priežasčių čia jums šita žinia, tai aš nežinau, kodėl jums reikia tai žinot. Na, jūs galvojat, kad jisai tikrai labai ištikimas geras vyras, ta prasme, ir jisai yra šeimos žmogus ir jūs visą laiką galvojat, kad jisai, ta prasme, buvo jums toks, kaip, nežinau, autoritetas ir jūs pamatot, kad situacija yra visiškai netokia, žodžiu, o jisai vat visiškai kitaip, visai kitaip save parodė, negu kad jūs galvojat, kad jisai mylinti šeimos vyras, o pasirodo, kad jisai turi kelias moteris. Tai vat gali būti toks variantas. Kai viskas baigsis. Taip, jūs galvojat, kad visos šitos paslaptys yra iliuzija, kad tai yra visiška nesąmonė, nes jeigu čia žiūrės vyras, kuris neturi šitų vat būtent pamatinių vertybių šeimos, tai yra ne jo variantas, bet jeigu tai žiūrės vyras, kuris turi pamatinės vertybės tokias, kad ta prasme jo gyvenime ten moteris, vyras, kuris išdavinėja savo šeimą, tai yra no-go, tai būtent yra jo variantas, nes šitas žmogus nėra nusprendęs laikyti viso šito santykio paslaptyje. Taip, jisai nėra nusprendęs laikyti visų šitų santykių paslaptyje ir jisai yra nusprendęs žinią perduoti būtent žmonėms, kurie turi žinoti. Taip. Ir kas tada? Ir tada žiūrės, vėl nukrito kortos, tai ir tada žiūrės, kaip viskas vyks, ta prasme, jo šeimoj. To reiškia kolegos, nežinau, gal čia kažkoks artimesnis žmogus yra netgi, gal čia gali būti čia ir brolis kažkoks, arba tarkim kažkoks artimesnis žmogus, kur
arba ten žmona jo yra artimas žmogus, tai šitam būtent vyrui. Tai jisai pamato, kad tas vyras tiesiog nemyli tos moters, su kuria gyvena, ir jisai nevertina nieko, ką jisai turi. Ir būtent jeigu čia, tarkim, jūs darot kartu verslą, tai pamatęs, koks yra būtent šitas žmogus, tai jisai tiesiog nutraukia kažkokį sandorį netgi su juo, kadangi pasitikėti nusprendžia šituo žmogumi, būtent tuo savo kolega, tiesiog negalima. Tai nežiūrint, kaip besibaigtų situacija, jisai yra nusprendęs, kad negalima pasitikėti, jeigu jisai iškeitinėja savo žmoną ir turi ten, yra jo santykiuose būtent tretieji variantai, tai rodo, kad jisai yra nepatikimas ir kad jisai lygiai taip pat gali iškeisti arba išduoti jį būtent taip pat, jeigu jūs darot kažkokį tai verslą kartu. Ar aš teisingai supratau? Taip, ir taip aš teisingai supratau. Taip, būtent dėl tos priežasties, Gerai, toliau. Jeigu tai yra moteris, kuri žiūri ir mato. Ir jeigu tai yra moteris, ta prasme, kuri sužino būtent šitą situaciją, tai jinai prašys pagalbos iš kito vyro. Ir būtent pagalbos, ar jai verta eiti vis tiek į santykį su šituo vyru, su King of Wands. Tai būtent antras vyras, ar jai verta atleisti jam, ar jai verta toliau vis tiek plėtoti santykį, būtent su šituo, čia dramos, žinot, čia jau dramaturgija tokia. Ar jai verta būtent plėtoti santykį su juo. Ir jinai tarsi, šita moteris, ir tarsi jinai jau prašo pagalbos, bet jinai prašo pagalbos su tokiu tikslu, kad ją domintų netgi ir šitas antras vyras, kurio jinai prašo pagalbos. Kas toliau? Žiūrėkit, netgi tokiu atveju, jeigu jūs prašysit pagalbos šito vyro, tai vis tiek jūsų santykiai užsibaigs. Ta prasme, pasibaigs jūsų santykiai su šito King of Wands, jeigu jūs ir norėtumėt tenai pratęsti šitos santykius ir jeigu jūs ir prašytumėt pagalbos, tai vis tiek jums bet kokiu atveju santykiai užsibaigtų, jūs nieko nepadarysit dėl to. Nes čia bus konfliktai, žodžiu, čia bus daug žodžių pasakytų. Ir man vis tiek rodo užbaigimą čia. Ta prasme, jisai vis tiek padarys taip, kad jūsų santykiai užsibaigtų. Tai tiesiog jūs sulaukit ir man dabar rodo, kad jūsų santykiai užsibaigia su tuo žmogum. Ir jeigu jūs einate pasirinkimą su šituo
King of Swords, su kuriuo jūs, tarkim, norėtumėt ir klausėt, ir čia būtų kaip draugas, toksai, man rodo. Ar čia yra draugas? Kas yra King of Swords? Čia toksai kolega jums. Čia gali būti kolega darbe, čia gali būti kažkoks kolega, žodžiu. Jisai gali būti netgi vyresnio tokio truputį amžiaus. Gali būti, kad žmogus truputį vyresnio amžiaus, bet nebūtinai. Tiesiog labai protingas vyras, išsilavinęs, turintis puikią komunikaciją, oro ženklo gali būti toksai, kur tikrai gali sužavėti savo puikia kalba, puikiu mąstymu, puikiu minčių išsakymų. Gali būti žmogus tikrai labai apsiskaitęs. Ir jūs tarsi ir jisai sudomins, bet noriu pasakyti, kad viskas čia sugrius jums ir jūsų gyvenimą ateis visiškai naujas žmogus, su kuriuo gali būti netgi santuoka, ir ne tik tai gali būti, bet ir tikrai gali būti santuoka. Ta prasme, čia jau garantuotai ir jūs būtent išeinat į santykius, į santuoką būtent su šituo vyru, kur nei žinot, jūs netgi nežinot, ar jūs žinot tą vyrą. Ar jūs žinote Emperor? Ne, jūs nežinot. Jūs nežinot, čia yra naujas žmogus. Visiškai naujas žmogus jūsų gyvenime. Ir jisai ateina į jūsų gyvenimą. Artimiausiu metu. O kiek tas artimiausiu metu, tai irgi nežinau, bet jisai, žodžiu, ateina. Tai čia kiekvienam skirtingai pagal jo pasiruošimo būtent būseną. Ar jūs esat paleidus senus žmonės, ar jūs esat pasiruošus eiti į santykį. Tai čia irgi, žinot, santykiai yra lygiai taip pat pasirinkimas, kaip ir visa kita. Jeigu nesi pasiruošęs, tai net nepastebėsi tų žmonių, kurie... Taip, ir jisai tampa jūsų pagrindiniu žmogum jūsų gyvenime tada, ir, žodžiu, ir jūs tampat tada jo gyvenime pagrindiniu žmogum, ir jūs puikiai sutarsit, jūsų santykiai tikrai bus puikus, jūs pereinat į tikrai puikų santykį, jūsų gyvenimą tas žmogus tikrai labai pakeis, ir jūs abudu paliekat, ta prasme, palaipsniui paliksit tokių pat energijų. Tai, žodžiu, čia nebėra ką žiūrėti, nes čia puikiausiai man viską rodo. Šeima, namai, vaikai ir nuostabios kortos. Tai va. Puikus laiko praleidimas jūsų laukia. Nebėra ko žiūrėti, viskas. Baigiam su antru variantu ir taip užsitęsiu. Žadėjau tokį trumpą būrimą daryti, o užsitęsiu iki begalybės. Kažkaip, nežinau, visą laiką būdavo sudėtingi tie treti variantai. Tai čia dabar antras toksai sudėtingas, toks dramų karalystė. Tai va, tai einam į trečią variantą. Trečias variantas. Na, trečias variantas, tai žmogus džiaugiasi gyvenimu, pilnas seksualinės energijos, pilnas laimės, džiaugsmo, žodžiu. Galbūt esat kažkokioj tai kelioniai, galbūt kažkur esat išvykęs ar išvykusi, kur tikrai emocijos puikios, gyvenimas džiugina, gyvenimas
su vaikais, namais ir nežinau, ir ne tik tai namais, čia gali būti kelionė, gali būti ir namuose, kur, nežinau, puikiai leidžiat laiką, pilnatvė, visko pilna namuose, nieko netrūksta, viskas yra gerai ir geriau jau būti negali. Žodžiu, saulė apšviečia viską. Tai pažiūrėkime toliau. Daugiau. Moteris iš karto iškrito. Taip. Situacija tokia, kad galit būti naujose projektuose. Galit turėti vaikų, matau. Galit būti naujose projektuose, užstrigus visiškai, ta prasme, kur reikia judėti, daryti, eiti į priekį, bet šitas centrinė korta yra saulė, tai jūs tikrai džiugina. Visa tai kažkokia nauja pradžia, kur jūs tikrai esate užstrigus ir gan taip truputėlį gal netgi per abejingai žiūrite visą tai. Žiūrėdama abejingai į visą tai, kaip čia pasakyti, jūs turit semtis naujas žinias, tai nėra labai geras dalykas, kad žiūrit abejingai, bet kadangi galvojat, esat labai pozityvių energijų būtent šiuo momentu ir galvojat, kad viskas vis tiek bus gerai, bet kokiu atveju, tai nelabai, kaip čia rimtai žiūrit į kažką, ką jūs turit išmokti, tarp kitko. Jūs kažką tai turit išmokti, jūs turit išmokti pasisemti naujų žinių, kurios jums atneš ateityje galbūt, nes aš kol kas nematau nei tų pradinių tokių žingsnių nieko, tai aš nelabai galiu kalbėti čia apie kažką, tai apie ką čia ir kortos kalba, bet jūs turit pasisemti naujų žinių ir kortos sako, kad jūs turėtumėt žiūrėti truputėlį rimčiau, nes šitos naujos žinios ateityje jums gali atnešti tikrai labai puikų rezultatą ir jūs galit puikiai gyventi iš to, jeigu jūs negyvenat dabar. Čia gali būti ir kvalifikacijos kažkoks kelimas be abejo. Tai čia tiesiog žinios, kur jūs mokotės. Ir vat man ateina naujas projektas, kurį jūs darot. Tai gali būti jūsų verslas. Pačios pirmosios mintis, patys pirmieji žingsneliai, nežiūrėkite abejingai. Ta prasme, noriu pasakyti, aš jums nežinau, dabar tas, kas žiūrit trečią variantą, kad jums, jeigu jūs, tarkim, norit daryti, čia gali būti naujas verslas, naujos mintis, naujas darbas, kur jūs turėsit mokytis, bet nežiūrėkit abejingai į tai, nes jūs turėsit iš to ateityje gauti išgyventi, gyventi arba šiaip gauti pelną iš to. Trūksta balanso, nes reikia taupyti viskam, taupyti pinigus būtent šitam naujam verslui, tikriausiai, nes matau visiškai nauja pradžia, naujos mintis, nauji judėjimai, naujos energijos, viskas nauja, viskas nežinoma ir net nežinoma, kiek čia dabar kam reikės sumokėti. Tai va. Tai patys pirmieji žingsneliai po visų naujų energijų, naujų minčių, naujų judėjimų, naujų ėjimų į priekį. Patys pirmieji žingsneliai, kai jūs jau tampat po truputėlį savo srities profesionalas, dar nesat ten toksai, bet jūs galbūt ir tas pirmasis
klientas ateina, kai jūs jau kaip mokinys toks čia po truputėlį pradedat daryti kažką tai dar savo žiniom visiškai netikras ir nežinot, nesusidūrę su tuo gyvenimo iššūkiais ir jūs kaip kūdikis einat į tuos pirmuosius visus žingsnelius, viskas nežinoma, viskas nauja ir viskas netikra, ir tikra, ir netikra, ir vaikai, ir namai, ir visa kita. Bet noriu pasakyti, kad bet ką jūs bedarytumėt, čionais. Nes čia, man rodo, pagrinde, vat būtent dabar apie darbą, gal paskui dar ir kažką daugiau ten apie jausmus ar kažką tai parodys. Tai jūs tikrai mylėsit, ką jūs darysit. Aš nežinau, kokia čia yra situacija, bet aš matau, kad jūs tikrai su visa meile darysit tai, ką jūs darot, ir jūsų tas darbas jau gali būti tokiam etape, kai jūs pasirinksit, jau širdimi pasirinksit tai, ką jūs tikrai norit daryti. Ir jūs labai ilgą laiką jau galvojat apie tai. Ta prasme, tai nėra kažkas, bet iš giedro dangaus atėję mintis ir mes imam ir darom. Čia buvo jau planas, ta prasme, iš praeities. Tai tiesiog, va, trečiam variantui, kas žiūrit trečią variantą, tai čia yra visiškai susiję su darbu, ir noriu jums pasakyti, kad jūsų visas šitas planas atneša tikrai labai stulbinančiai gerą rezultatą. Ta prasme, ateityje, jeigu jūs tikrai nežiūrėsit abejingai, jūs mokysitės, jūs taupysit savo sveikatą, jūs taupysit, nežinau, viską, savo resursus, savo energiją ir atiduosit tą ištaupytą visą sveikatą, energiją ir taip toliau savo darbui, jūs pasieksit stulbinančio rezultato. Tai tiesiog stulbinančio. Tai nebus greitai, viskas eis labai palengva, labai tarsi jausitės, kad kartais bus taip, kad jausitės, kad jūs be reikalo pradėjot, kad viskas yra labai kvaila, kad ta prasme jūsų planas yra kvailas ir kad jums nepasiseks, ir tikrai bus ir tokių minčių, kai mintis pačios tokios užstrigusios ir užstriksit savo, nes jūs daug dalykų nežinot. Ta prasme, jeigu čia kažkas būtų su klientais, va irgi susiję, tai jūs nežinot, tarkim, kokie klientai pas jūs atėję. Jeigu kažkoks verslas, nežinau, grožio salonas, ne grožio salonas, parduotuvė, tai jūs dar tokie vat žingsneliai, kai jūs nežinot, nei kur jums čia dabar išsinuomoti ten tas patalpas, ar jums ten eiti pas kažką tai dirbti, ar jums čia dabar nuomotis. Žodžiu, situacija yra tokia, kur jūs visiškai dar daug dalykų tokių nežinot, kurie yra tikrai su fiziniais dalykais susiję, bet aš jums vis tiek dar kartą noriu pasakyti, kad čia jums puikiai atneš, puikų rezultatą atneš tam, kad žiūrit trečią variantą. Čia yra va dabar va būtent pati pradžia, dabar va susiję su darbu, ir tai yra karma, jūs nieko nepakeisit, aš čia labiau matau verslą negu kad kažkokį darbą būtent. Čia gali būti ir darbas, bet aš labiau matau čia verslą, ir čia yra jūsų karma, ta prasme, ir jūs nieko nepakeisit. Tai jūs turėsit vis tiek eiti, dirbti, daryti ir ta prasme, patirti tai.
Nes būna, pavyzdžiui, kai žmogus turi pasirinkimą, ar ne? Kai žmogus gali pasirinkti, ar dirbti jam, ar nedirbti ten, ar daryti verslą, ar nedaryti. Kaip būtų geriau, kaip nebūtų geriau. Čia yra jau viskas numatyta iš aukščiau ir tiesiog. Ir tiesiog. Noriu pasakyti, kad jeigu planuosit, pirmieji pinigai tikrai ateis ir atneš jums tikrai puikų rezultatą ir jūs būsit patenkinta šituo rezultatu, kurį jūs pasiekėt. Tai, o dabar pasiėmiau kitas kortas, kadangi čia nieko man nesakė apie asmeninį gyvenimą. Gal kažką kortos man pasakys apie asmeninį gyvenimą. Nes būtent šitos kortos tai tokios pleputės biškutė. Nu, pasakyk apie asmeninį gyvenimą. Ir vėl man kalba apie... Nu jo. Sako, nereikia tau žinot šiandien trečiam variantui apie asmeninį gyvenimą. Čia pas jūs, žinot, yra tokia karma, kad man karma po karmas krenta. Ir aš matau tokį dalyką, kad jūsų gyvenime buvo vyras, su kuriuo jūs esat nutraukusi santykius. Po šito vyro jūs tarsi ir norit, bet tuo pačiu ir nenorit santykių. Ir jūs labai palengva einat ir labai atsargiai, labiau čia jūsų būtų toksai, kai jums reikalingas geras praleidimas laiko, bent jau iš pat pradžių, negu kad kažkokie tai santykiai ir tai, ką aš matau. Ta prasme, jokių konfliktiškų santykių jūs tikrai nenorit. Į jūsų gyvenimą ateina žmogus, mylintis vyras, su visiškai naujas. Jūs jo nežinot, nematot ir, ta prasme, nesat netgi buvusi sutikusi. Čia galės būti netgi santuoka ateityje. Būtent su šituo vyru gali būti santuoka. Jisai bus jums karminis, pakeisti jūs lygiai taip pat nieko negalit. Ir bus santykių pradžia. Bet žinot, santykiai lengvi nebus, aš noriu pasakyti. Šitie santykiai lygiai taip pat lengvi nebus, bet gali būti daug visokių, net nežinau kaip čia išreikšti, konfliktų, kurių jūs nenorit nei pagalvoti tikriausiai apie konfliktiškus kažkokius santykius. Taip, kur jūs turėsit pati save apginti, bet santykiai bus karminiai, tai tiesiog bus jausmai, galbūt bus jausmai iš abiejų pusių. Jūsų aš pačios nematau, aš matau tik tai vyrą. Tai žodžiu, situacija bus tokia, kad bus visokių nesusipratimų. Ir bus toksai nežinojimas, ar čia jums pasirinkti, ar jums čia nepasirinkti. Bet kadangi vyras bus labai duodantis ir labai norintis ir tikrai labai stengsis, jisai stengsis padaryti jums tų gražių dienų ir gražių tokių, kur jūs tikrai puikiai praleisit kartu laiką ir po to kartu laiko praleidimo jūs vėl grįšit į savo pasaulį ir vėl galvosit,
Ir vėl čia man, ar tikrai čia man reikia, nes bus visokių įvairiausių minčių, ar jums reikia santykių, ar jums nereikia, ar jūs jų norit, ar jūs jų nenorit, žodžiu, visokiausių minčių. Šiaip būkit vis vien labai atsargi, nes šitie vyrai, jie dažniausiai būna tokie širdžių ėdikai. Knight of Cups, tai jie būna dar ir nesubrendę, jie tarsi ir eina su rimtom tokiom emocijom ir tokiom rimtom, kaip čia, su rimtais ketinimais, nes pavyzdžiui man čia tai apskritai rodo kortos, kad jisai ateina su rimtais ketinimais. Bet kad jisai ir materialus, ir stabilus toksai, kad jisai tikrai nekoks tenai, ta prasme, kaip čia, kuris nori tik tai pasilinksminimo, tai tikrai ne. Bet kadangi aš matau tikrai pakankamai konfliktų, ir konfliktų gali būti būtent dėl vaikų. Jeigu turit vaikų, tai gali būti konfliktai susiję būtent su vaikais. Tai čia, žinot, gali būti visaip. Ką reiškia Five of Swords? Tai vat labai vaikai gali kišti į jūsų santykius būtent pagalius ir gali būti pakankamai problemų būtent dėl to. Taip ir būtent sunkumas išplėtoti santykį gali būti dėl to ir jausitės abudu kaip užburtam narvelį, bet ir vaikas apskritai gali būti toksai konfliktinis, kur jūs jausit taip tarsi ir tyčia jums, ta prasme, vaikas daro tyčia, kad jūs nesukurtumėt santykio. Bet jūs esat mylinti mama, tai man rodo jūs Cups of tokią mylinčią moterį, tai tiesiog čia neįmanoma. Mamos visos myli savo vaikus, kad ir kaip tenais bebūtų, žinot. Labai reta, kuri mama pasirenka vyrą. Ar jūs išeisit santykius? Na, bus labai daug minčių būtent dėl tų santykių. Bus labai daug minčių, ar jums išeiti tą santykį, ar jums šiandien tą santykį, ar jums tiesiog nes vyras krenta jaunesnis, krenta jaunų energijų ir labai toksai jautrus, labai empatiškas, labai toksai, nežinau, toks jautros sielos, labai imantis viską iš širdį, tai žodžiu, labai daug bus minčių, ar jums eiti į tą santykį, ar jums neiti į tą santykį. Ir jūs jausitės taip, tarsi jums gerai ir vienai, ir jūs nenorėsit matyti santykių. Ir kaip jau ten išsiplėtos, tai viskas kortos rodo priklauso tik tai nuo jūsų, jau čia nebe kortų sprendimas, bet esmė yra tame, kad man taip kaip ir darbą jums rodo karminį, taip ir santykius man rodo karminius. Ir esmė yra tame, kad jūs šito išvengti arba pasirinkti negalit, nes tai yra nuspręsta jau iš aukščiau ir gal ir bus sudėtinga, bet ateityje tai bus jūsų svajonės išsipildymas, aš matau. Kažkada gilioj ateityje, kai jūs jau viską padarysit, tai bus jūsų svajonės išsipildymas. Taigi, užsitęsė video,
Tai norėjau padaryti trumpą video, išėjo labai ilgas video, bet tai čia man dažnai tai būna. Tai čia irgi mano karma, kadangi kortos yra mano hobis, man patinka tai daryti. Patinka taro kortos, patinka analizuoti žmones, analizuoti žmonių energijas, rasti kažką bendro tarp žmonių ir taro kortų, tai tiesiog tai yra mano arkliukas. Tai o jūs, mielosios ir mėlieji, komentuokit, sakykit, ką matėt, ko nematėt, kas patiko, kas nepatiko. Rašykit, duokit feedbacką, duokit žinot, ką norėtumėt, kad aš dėl jūsų kokią temą paimčiau. Tai tiesiog linkiu sėkmės jums visiems. Iki.